Va, šiandien gaudysim ant Bluebird nano su draugu. Parodyk savo Bluebirdą. Bus su Bluebirdais. O tai vat. Ant va tokio masaliuko. Aš truputį kitokį užsidėjęs. Aš tokį kaip vėžiuką. Nefokusuoja. Va, su tokiu masaliuku. Bandysim dabar. Šiandien bus truputį ilgesnis video. Bandysim įkelt. Abu gaudom su draugu. Abiejuose akauntuose bus įkeltas video. Kam patinka, kam nesunku, pasubscribinam. Užmetam laiką, kam nesunku irgi. O dabar bandom gaudyti kažką. Jeigu jums patiks mūsų video, tai prisinumeruokite ir bandysim kelti kuo daugiau tokių video. buvom įkirtę tik tai vieną karosą už šono, ištraukiau žvyną. Man nenufilmavau šito, bet buvom nu kaip pasakyti, tiesiog įkirtau ir tiesiog liko žvynas. Tai savo nepavyko. O dabar bandom avižėlių. Gal kažkas paims. Pabandyti pasitaisyti, pažiūrim. Viskas okei. Avižėlę patys daromės, kabliukas ir svorelis. Naudokitės. Daug nekainuoja, tiesiog pasidarai ir viskas. Ir daug geriau juda masaliukas negu avižėlė. Avižėlė gaunasi toks kaip stangrus daiktas ir jisai kai drebini, juda kartu su kabliuku, o švinukas gaunasi kaip su džigu. Juda tik tai tas masaliukas, o mažiau juda švinukas. Daug geriau ir labiau geriau vilioja žuvį. Vis tiek tai dar pavasaris, nėra tokia aktyvi žuvis, tai nemanau, kad daug pagausim vis tiek. Bet nors kažką pabandysim. Tai žvejyba gal nebus tokia labai aktyvi, bet labiau link vasaros, manau, vis aktyvės. Galima bus pafilmuoti, kaip gaudom ir lydekas, jeigu kažkam patiks. Ne, turbūt keičiu masaliuką. Kol kas tuščiai. Ne, mes ant avižadrebio, kitoks žvejybos būdas. Aš čia nens liekų? Ne, nens liekų. Ne. A čia specialas. Va, atėjome į kitą vietą, bandysim. Užmečiau, gerai nusimetė šį kartą. Jeigu ką, mes nesam tokie labai geri žvejai dar ant avižadrebio, tik tai mes žvejojam Metus kažkur? Nu ne, šiaip pirmus metus. Nu kaip pasakyti, metus laiko žvejojam, bet ne taip dažnai, tai mes dar tik tai pagrinde mokinamės, eksperimentuojam, bandom kažkaip kas geriau, kas blogiau, kokius daiktus geriau pirkt, kuriuos ne. Kažkaip keista, kad taip nekibtų.
Čia dažniausiai kimba kažkaip geriau. Na, žodžiu, bandysim dar į kitą vietą, ten geresnė bus biškutį. Va, atėjom biškutį į kitą vietą. Čia tipo geriau turėtų, kaip dažniausiai čia daugiau žuvies kažkokios pagaudavom. Gal paims koks ešeriukas. Turiu. O, pirmas ešeriukas. Jei. Ne, per šiandien ne pirmas, bet... Bet perfilmuojam jo. Va toks vat ešeriukas. Ne pats mažiausias, bet šiaip nedidelis dydis. Galvoju, kokį jau akmenį įkabinau, bet pasirodo gražus ešeriukas. Va toks vat. Va toks vat. Paleisim. Viskas išplaukė. Kibimas buvo tik pas mane. Ai, ne, kliuvinys. Draugui įkabino draugas kažkur, o pas mane buvo kibimas tik. Na, žodžiu, dabar nebepaims. Nukando, žiūrėkit. Masuliuko nukando degytę pasirodo. Keisiu kitą. Va, mano dėžutė, kalūrės dėžutė, nusipirkau, kažką galvoju šitų gal dėtis. Nors gal pabandysiu tokių žalią. Ant šito medučio mano draugas buvo ištraukęs, neįsivaizduoju kaip, irgi su bliubirdu, buvo ištraukęs lydeką 4 kg. Kaip mes ją ištraukėm, neįsivaizduoju. Bet tokių baloju, kur jinai negali labai kažkur pajudėti normaliai. Va, radau tą žvyną, kur buvau karosui kabinęs, va, koksai žvynas. Labai nedidelis, va, sufokusuoja. Sufokusuoja Bet čia apie kilogramą turėtų būti karosas. Tikrai labai nemažas. Dabar dėsim. Ir gaudysim, va, tai kažkaip. Vat, tai bandysim. Nu, viskas užsidėjau masuliuką, dabar metimas bus. O, kibimą turėjau. O, net matau, kaip ešeriukas. Bet nepaėm. O, mano draugas turi ešeriuką. Atnešk, parodyk. Iš tolių paima. Nuo kranto tiesiai, ne? Ne, iš kito. Parodyk dar masuliuką. Va. Man va tokio tipsiuko užkibo. Va toks, va, parodyk dar ešeriuką. Va toksai. Nu, toks nedidelis, tas buvo biškutį didesnis.
Tai va, tas parodo. Dar kartą parodysiu. Nu, jau 2 ešeriukai šiandieną pagauti, bet dar prieš filmavimą kelis pagavom. Gerai. Nesufiksuoju kažkaip galiuką. Čia seklumoja labai daug akmenų, tai būna kabinai. Jo, vėl buvo akmuo. Čia 2 kartus iš eilės pas mane akmenys buvo. Vėl akmuo. Tai jo, Čia labai seklu, tai... Bet čia žuvis ateina pasišildyti, tai... Biškutį geriau kimba. Greičiausiai dar valysime kitą prūdą pabandyti. Ten gal biškutį daugiau netgi paims. Nu, ten nebe produkas, o ten jau užtvanka tokia. O, važiuojam į kitą vietą. Nu ką, dar pažvejojom šitoj vietoj, tokioj vat vietoj. Pažvejojom 20 minučių. Buvo kokie 10 kibimų, bet nei vienas nepaėmė. Tai ką, baigsim video. Visiems iki greito.